Sveiki, turbūt iš mano aprangos galima spėt, kur šiandien lankysiuos. Ir tai nebus pagrindinės Žalgirio komandos rungtynės, o atsidaro NKL sezonas ir Žalgirio dubleriai su Ryto dubleriais. Pačios pirmos rungtynės Kaune šį sezoną Žalgirio dubleriam ir tokios principinės, tai negalima jų praleisti. Einam ir palaikom savo miesto komandą. Kamštis prieki matas nemažas, tai turiu laiko, galiu pašnekėti. Nu ką, geri įspūdžiai pirmos NKL rungtynės, šiaip senokai buvo NKL rungtynės apskritai buvęs. Tai fainai ta atmosfera, fainai, kad ir jaunimo komanda turi
tokį, sakykime, ryšį su fanais, kurie irgi gan aktyviai Žalgirio Green White Boysai atėjo ir apie komandą, aišku, rungtynės baigė 17 taškų, bet manau, kad šitas taškų skirtumas ne visai atspindi gal rezultatą, nes šiaip visa kova 3 kėlinius vyko, bet paskutiniam 4 kėlinį pavyko Žalgirio komandai geriau jį sužaisti ir iškovoti užtikrintą pergalę. Aišku, Žalgirio komanda matas, dar sezono pradžioje trūksta ir susižaidimo. Kitas dalykas, labai daug pusę komandos po praėjusio čempioniško sezono, kas pamiršo, Žalgiris praėjusį sezoną NKL čempionais tapo ir 5, jeigu neklystų, žaidėjai išvažiavo į NCAA, tai tokia pusiau nauja komanda ir toliau, manau, šį sezoną kovosim dėl aukščiausių vietų. Už 1,5 valandos nepilnos ir pareigūnai, gerai, kad ne mane stabdo. Dar vieni kampą nubrauksim. Tai gerai, policija nuvažiavo, o ką aš dabar norėjau sakyti, už valandos geros prasideda rungtynės, kur pagrindinė Žalgirio komanda stojo į kovą Eurolygoje. Aš kai šitą video įkelsiu, faktas jau visi žinosim, kaip pasibaigė tos rungtynės ir panašiai, bet aš tikiuosi, kad Žalgiris įveiks Italų komandą. Bent kokią 10 taškų, nereikia per daug nervų, svarbu pergalė bet kokiu atveju. Ir tiek, šiandien apsilankėm Dublerių Žalgirio komandos rungtynėse, kitą kartą važiuosim į kokį kitą renginį, bandysim vėl kažką pafilmuoti. O kas pažiūrėjo, paspauskit laiką, subscribe ir gero krepšinio.